Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki, Šratinuko pasakėlė klausytojai, kaip visada lygiai po savaitėlės susitinkame mes čia, mūsų Šratinuko pasakėlių laidelėje ir dabar pat kalbėsime ir skaitysime pasakas ir ne šiaip pasakas, o labai įdomes, nes ir šios dienos mūsų tema tokia, sakyčiau, gana kasdieniška, kai kam patinkanti, kai kam nepatinkanti, tačiau neišvengiama. Žodžiu, apie tai būtina, tiesiog būtina pakalbėti. Tai yra šios dienos aktualija, nes mūsų laidos tema pristatys būtent mįslė. Ir dabar ta mįslė, kurią mes uždedam praėjusią laidą. Ir mįslė skamba štai taip. Beria saujom, ima glebiais, vėl ima saujom ir dalina visiems. Paini mįslė, paini, taigi kartoju ją dar kartą. Beria saujom, ima glebiais, vėl ima saujom ir dalina visiems. Na ir šią mįslę bandysi aiškintis ne aš viena, o kaip laidelės pradžioje griausmingame pasisveikinime, sveiki bičiuliai, girdėjote netgi 3 balsus, tai buvo mano, Kotrynos, sveikučiai ir Viktorijos. Labas! Balsai. Taigi, ir dabar štai pakartojau mįslę ir galbūt užpulsiu Kotrynos su tokiu klausimu. Ar žinai įminimą? Ne, gal ne, nežinau. Bandyk spėti, vis kaip nors sukis iš situacijos. Gal lietus koks, nežinau. Viktorija, kaip tau atrodo? Gal kokie grūdai? Iš kur tu tokia gudrūtė? Spėju, kad tu ką tik pasižiūrėjai į mano užrašus, kur aš turiu įminimą pasirašęs, ar ne taip? Ne, aš kur pasižiūrėjau, aš ten mačiau žodį kiaulė. Kiaulė, tai čia visai čia tiesiog aš rašiausi pirkinių sąrašą, ką aš norėčiau nusipirkti prieš kalėdas ir nusprendžiau, kad noriu auginti paršelį, todėl užsirašiau žodį kiaulė. Bet mano užrašuose prie žodžio kiaulė yra ir šita mįslė, kurią aš ką tik jums pakartojau, ir jos įminimas yra grūdai. Ir nemeluok, prisipažink tiesiog, kad tu perskaitai, o nesugalvoji pati. Ne, tiesiog norėjau susijęti kažką su aš žinau, kokia yra tema, tai todėl norėjau kažką susijęti ir kažką panašaus pasakiau, tai ir taip išėjo, aš tikrai nežiūrėjau į lapą. Na tai sakyk, kokiagi ta mūsų tema, iš kur tu ją žinai? Tai tu pasakei prieš laidą, kad bus... Negali būti. Ir pasakei, kad bus laida apie košes. Aha, košės grūdai, o kodėl grūdai? Dėl to, kad košės yra gaminamos iš grūdų. Pirmiausia, grūdus mala, miltus, tada ten daro košės ir taip toliau. Nu, gal taip, kaip ir... Jeigu tu, Kotryna, taip abejoji, reiškia nevalgai košių. Nemėgsti ar neturi galimybių? Kaip tik labai mėgstu ir kaip tik labai valgau. Ir kokia tavo mėgstamiausia košė? Perlinių kruopų. Su pienu? Aha, labai skanu. O Viktorija, ar mėgsti košės? Taip, aš kiekvieną rytą valgau košės, kad pasipildyčiau energijos. Na, mano mėgstamiausia košė tai arba ryžių, arba sorų, aš nežinau net. Sorų košė niekada nesuvalgius. Ir dėl to vėluoja visą laiką į pamokas. Ha! Dėl košių. Gerai, bet dabar grįžkim prie sorų košės. Niekada nevalgiu. Na, iš tiesų tai yra tokia biški karstelėjusi, bet man labai skani, aš valgau tik su druska, be cukraus ir jinai tokia su pienu darau, tai jinai tokia nem. Aš irgi mėgstu košės ir mano pati mėgstamiausia košė yra miežinė košė, miežinių dribsnių košė, kažkaip be jokių priemaišų, tiesiog nei man nereikia, kiti deda sviesto, dar kažką, aš taip kvailai gal šiek tiek valgau, bet man labai skanu be jokių sviestų, tiesiog sausa tokia ir, vat kaip Viktorija sakė, nem. Na, ne tu viena valgai be sviesto, aš irgi niekada nededu sviesto. Na, nebent jau mama įdėjo. Jo, tada jau iš košės, kaip sakant, sviesto neišimsi. Ir yra kitas labai geras posakis, sviestu košės nepagadinsi. Ar esat girdėjusios tokį posakį? Esu girdėjęs, bet man atrodo, kad neteisingas, nes kai per daug košės sviesto pridedi, tai būna šlykšta.
Žodžiu, su sviestu galima košę sugadinti. Na, bet dabar mes kalbėsim apie truputį kitokią košę, apie saldžią košę, kur galbūt reiktų sakyti su cukrum košės nepagadinsi ar dar kaip nors. Na, bet geriau sužinosim, kai išgirsim tą myslę. Prie ko čia ta myslė? Kai išgirsim pasaką, klausom pasakos, kol dar nepabaigiau nusišnekėti visai. Besė buvo labai neturtinga mergaitė, bet gera ir pareiginga dukra. Ji su mama gyveno vargingoje, nuširusios gatvelės lušnelėje. Joms visada buvo nelengva, tačiau ypač sunku žiemą. Žiemą Besė ir jos mama ne tik šalo, jos dar ir alko. Kartais rasdavo kokio menko maisto, to, kurį jų kaimynai buvo išmetę. Bet šaltis vis labiau spaudė ir šiukšliadėžėse atliekų rasdavosi mažiau ir mažiau. Galiausiai joms liko tik menkas avižinis pyragėlis, taigi mama tarė: Besė, nieko nepadarysi, teks tau eiti į mišką ieškoti maisto, antraip mudvi mirsi be badu. Imk pusę pyragėlio, kad palaikytų tavo jėgas. Besė apsisiautė šilčiausiai savo skarmalais ir iškeliavo į mišką. Valandą vaikščiojusi ir nieko neradusi, nutarė verčiau suvalgyti savo pusę pyragėlio. Bet čia netikėtai išvydo mažytę senutę, susigūžusią sniege. Ši ištiesė ranką ir pašaukė: Nepraeik pro šalį, aš alkana, labai prašau, gal turi bent kokį trupinėlį užkasti. Nors Besė pati buvo išalkusi, pasigailėjo senutės ir davė jai pusę savo pyragėlio. Ši atrodė net išsitęsė ir pajaunėjo. Esi gera mergaitė, 100 praeivių prašiau pasidalyti kąsnį su manim, bet visi atsakydavo per mažai turį. Tu turėjai mažiau už juos, bet pusę atidavei man. Noriu, kad pasiimtum šį daiktą kaip atpildą už tavo gerumą. Tai tardama senutė įteikė Besei nediduką rudą puodą. Virk, mažas puode, virk! Šūktelėjo senutė ir puodas kaip mat prisipildė košės. Stok, mažas puode, stok! Riktelėjo senutė ir puodas liovėsi viręs. Besė su senute susėdusios ant sniego valgė gardžią karštą košę. Niekada nesiskirk su šiuo puodu, prisakė jai senutė. Ir niekada nebūsi alkana. Ar prisimeni žodžius, kuriuos reikia ištarti? Taip, atsakė Besė. Virk, mažas puode. Tačiau nieko nevyko. Manęs jis neklauso, skundėsi mergaitė. Aišku, kad klauso, nusišypsojo moteriškė. Ne visus žodžius ištarei, reikia sakyti: virk, mažas puode, virk. Tučtuojau puodas prisipildė košės. Stok, mažas puode, stok! Šūktelėjo Besė suplodama rankomis ir puodas liovėsi viręs. Besė tvirtai suėmė puodą ir nė nepastebėjo, kaip senutė išnyko. Mama labai džiaugiasi puodu ir žavėjosi jo darbu. Nuo tos dienos, kai tik juodvi prailgdavo, Besė liepdavo: Virk, mažas puode, virk! O kai pasisotindavo, mergaitė surikdavo: Stok, mažas puode, stok! Kartais pajutę puikų karštos košės kvapą užsukdavo kaimynai. Jiems jos visada kliūdavo. Tačiau Besė su mama buvo atsargios ir savo stebuklingų puodų naudodavosi tada, kai niekas nematydavo. Ta žiema buvo pati laimingiausia ir šilčiausia jų gyvenime. Vieną dieną Besė išėjo į mišką malkų. Mama užsinorėjo priešpiečių, pasiėmė iš slaptavietės puodą ir pasakė: Virk, mažas puode, virk! Žinoma, puodas prisipildė košės. Gerai jau, užteks, sušuko Besės mama, tačiau košės vis daugėjo. Stok! Rėkė Besės mama. Bet gardi košė jau lipo per kraštus ir plaukė į kambarį. Moteris padėjo puodą į spintą įsakydama:
Daugiau nereikia, daugiau nereikia. O košė burbuliavo iš puodo, tekėjo nuo spintelės. Ne, 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 šaukė besės mama, kai košė ėmė plūsti į gatvę. Jos pritekėjo į visus namus, kaimynai puolė šen, puolė ten, stengdamasi pabėgti nuo saldžios skanios masės. Išgirdusi triukšmą, besė parbėgo iš miško. Visa gatvė jau skendo košėje. Perbridusi ją, besė rado stebuklingą puodą ir įsakė: Stok, mažas puodas, stok! Ir paklusnus puodas liovėsi vyras. Kaimynai iš lėto vienas paskui kitą grįžo į savo namus mažoje gatvėje. Eidami visą kelią turėjo valgyti. Aišku, košė jau buvo atšalusi, bet vis tiek gardi. Iš tikrųjų, tokia gardi, kad jie visi pastorėjo ir niekada daugiau nesijautė alkani. Šratinuko pasakėlės. Kaip jums ši pasakėlė? Na, man labai patiko. Ir ko taip juokiesi? Tiesiog juokinga, kaip taip puodas gali išvirti tiek košės, kad net išeitų į lauką. Dabar įsivaizduoju, aš einu namo ir žiūriu, košės bangas plaukia. Taip, na, geras vaizdas būtų. Tsunamis. Aha, būtent. Bet tugi mėgsti košę, pavyzdžiui, valgytum ir nuvalgytum tą visą bangą košės. Na, manau, kad tiek tikrai netilptų. Kotryna, ko juokiasi? Ai, geriau net nesakysiu, nes pagalvosit, kad visai išpratėjau. Na, sakyk jau, šiaip ar taip mes čia jau nusišnekam, tai nenori būti viena nusišnekėtoja, tai tu man padėk. Vykte valgys, kol susproks. Sproks ir tada ta košė atgal išlėks visą. Va, būtent. Ir tada kažkas kitas turės valgyti. Tada jis Kotryną valgyt, Kotryna sproks ir vėl visą košę į lauką. Žodžiu, košė yra netramdomas gamtos reiškinys. Ką daryti? Nežinau, valgyt visiems kartu, tada gal nesproksim. Arba sproksim visi kartu ir jau po mūsų niekas daugiau tos košės nebesuvalgys. Tada košė plėsis į visatą ir užims kitas planetas. Košių invazija. Žodžiu, atsiras gyvybė Marse, Veneroje, Jupiterio, Saturne, dėl to, kad košė yra vienas iš reikalingiausių veiksnių, kad planetoje egzistuotų gyvybė, taip? Na taip, bet tai dar pagalvojau apie tokį dalyką, kad, sakykime, jeigu nueis iki Afrikos, tai ten tai tikrai, man atrodo, sustos ir besiplėčianti. Taip, nes iš tikrųjų Afrikoje mes turim tokią labai rimtą didelę problemą, kad yra iš tikrųjų labai daug badaujančių žmonių, maisto nepriteklius, o štai mes kalbam apie košės sprogstančius pilvus, o kažkur pasaulyje tos košės taip reiktų, kaip ir pasakos herojams. Iš tikrųjų, košė yra ir nuo bado, ir sotiems žmonėms labai gerai. Žodžiu, košė yra mūsų išsigelbėjimas. Na taip. Gali mes daugiau nieko nevalgyti, tik košę? Na ne. Na taip, na ne, tai... bet gal vis dėlto, manau, jeigu neturėtumėm daugiau ko valgyti ir valgytumėm, pusryčiai košę, per pietus košę, vakare košę, manau, kad gal nieko blogo nenutiktų, ar kažko vis tiek trūktų. Atsibostų tas pats maistas. Ir aš prisiminiau dabar anekdotą, galiu pasakyti? Galia. Gerai, ačiū, kad leidai, Kotryna, labai tau dėkoju. Čia yra truputį pakeisiu anekdotą, nes iš tikrųjų jis yra apie katinėlį ir grikius, o dabar pasakysiu apie katinėlį ir košę. Žodžiu, katinėlis visą laiką valgė košę, tiksliau jam šeimininkas duodavo košę. Pirmadienis ir katinėlis sako: košė, kaip skanu. Antradienis: košė. Trečiadienis: košė. Ketvirtadienis: košė. Penktadienis: fu, ir vėl košė. Šeštadienį katinėlis nieko negavo valgyti. Sekmadienį taip pat katinėlis nieko negavo valgyti. O pirmadienį katinėlis jau šaukė: valio, košė. Geras anekdotas, geras.
Taigi, Viktorija, tu prieš tai kažką norėjai sakyti, aš tave pertraukiau su savo nevykusiu anekdotu. Na jau taip nesakyk, kad nevykęs, aš šitą žinodavau ir Truputį vykęs. Ir tikrai mane prajuokino pirmą kartą. Na tai va, aš norėjau dar pridurti, Kotryna sakė, kad, sakykim, jeigu valgytum vien košę, tai jinai tikrai atsibostų. Bet kita vertus, Kotryna, atsimink, taigi košių tai yra tikrai labai daug rūšių ir tu jas gali paruošti skirtingai. Žodžiu, kiekvieną atskirai valgant. Aš turėjau omenyje, kad valgyt vienos rūšies košę, tai, pavyzdžiui, ištisai ryžius valgys. Nu, kas čia nais? Ir pats ryžį pavirsi. Nu taip. O jeigu valgysi ištisai manus? Mama pavirsi. Kaip atrodo manas? Nežinau. Manas tai yra toks žmogus, kuris valgo daug manų košės. O ryžis yra toks žmogus, kuris valgo daug ryžių košės. O kas yra kukurūzas? Na, kukurūzas tai valgantis daug kukurūzų košės. Tarp kitko, aš kažkada per daug prisivalgiau kukurūzų košės. Žodžiu, paragavau pirmą kartą ir man labai patiko. Ir galvoju, dabar valgysiu dar. Ir valgysiu dar, ir valgysiu dar. Ir galų gale tie kukurūzai jau visai nebelendama niekur, kad taip galvoju kukurūzų košės. Ir po šiai dienai daugiau aš jos nevalgau, nes tiesiog jau atsivalgiau. Na, iš tiesų, ta kukurūzų košė yra. Kukurūzų. Taip, kukurūzų košė yra. Kukurūzų košė. Nu gerai, nebesakysiu aš to. Pavadinkime tai. Gerai. Tai iš tiesų yra labai skanu ir aš kai pirmą kartą paragavau, tai man irgi patiko, bet aš nevalgiau. Patiko, bet aš jam nevalgiau. Patiko, bet pavalgiau ir nebevalgiau. O Kotryna, kaip tau su tai? Aš nesu ragavus iš tikrųjų. Tai nežinau. Tuomet reiktų, mes su Viktorija suorganizuosim kukurūzų košės vakarėlį, kurie bus visko, išskyrus kukurūzų košės. Na, bet juk ne kukurūzų košė yra esmė. Svarbiausia, kad būtų kukurūzų košės. Gerai, aš jaučiu, kad aš kai su jumis susidedu, tai baigiu išprotėti, kažkoks beprotnamis čia pasidaro ir daugiau susikalbėti rimtai negalima. Todėl aš tiesiog nebežinau, ką daugiau pridurti. Kukurūzų košė. Taip. Tai, baigime kalbėti apie tai. Ir galbūt galėtume nebekalbėti ir geriau uždavinėti mįsles ir užminti mįslę artėjančiai laidai. Taip? Taip. Gerai, Kotryna, ryžtingai patvirtinai, tuomet aš užmenu mįslę. Atidžiai klausykitės mįslė. Kad galėtų, viską suėstų, kad įmanytų, viską surytų. Kartoju dar kartą. Ar gal nereikia dar kartą kartoti, kaip manai, Viktorija? Na, reikia vis dėlto. Na ir gerai, jeigu tu taip manai, tai ir aš taip manau ir kartoju mįslę. Kad galėtų, viską suėstų, kad įmanytų, viską surytų. Štai taip kaip ir rimuojasi, kaip ir gražiai skamba, bet mes juk nežinome minimą, ne? Ne, gal koks drakoniukas. Iškart galiu pasakyti, kad tai nėra drakoniukas. Kaip mano sesytė mažoji drakoniukas. Viską reikia suvalgyti, bet niekas netelpa į pilvuką. Taip va, ir sužinosim, kad ne tik tavo sesytė, va taip va, atrodo, galėtų viską suvalgyti. Bet ir dar yra kažkas, tas mįslės minimas, kuris irgi, kad galėtų tai viską taip ir suvalgytų. Na dabar atsisveikinam. Iki kito karto. Čiau. Viso. Su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.